Kalimera, kalispera, bičiuliai. Šiandien dar kartą esam Ajos Neofitos vienuolyne. Ir praeitą kartą filmuodamas, man čia labai patinka, pasakojau Šventojo Neofito istoriją. Na ir kartais taip nutinka, kai galvoji, kad pasakoju ir įrašinėjau, o tada met neįrašinėjau, o kai neįrašinėjai, pasirodo, kad įrašinėjai. Todėl su malonumu dar kartą sugrįžau į Ajos Neofitos vienuolyną, kad pratęs šią istoriją. Kaip tik virš už nugaros kaip tik yra urvas, enkleista, tas urvas, apie kurį mes kalbėjom, kurį kiekvienas žmogus iš mūsų turi, mūsų įpročiai, mūsų vienokios ar kitokios priklausomybės, laiko švaistimui, dar kažkam tai. Tai ne viskas liko dar papasakota ir labai įdomi istorija, truputį pakeliaukim ir dar aš pratęsiu savo pasakojimą. Dar kartą įeisim į vienuolyną. Noriu pasakyti, kad puiki kokybė, kaip Kipre, puikus laiptai suvedimai. Aš kaip tik darau remontą, tai turiu šios visus iššūkius. Ir čia tikrai labai gražiai padaryta. Na ir čia mums jau pažįstamas Ajos Neofitos, apsuptas dviejų angelų, Michaelio ir Gabrieliaus. Čia matom tiems, kurie ateina su maudymosi rūbais ir nerodo pagarbos, kad gali apsirengti. Na ir dabar pasileiskime po celės ir šiek tiek dirbtinio intelekto pagalba pabandysime išsiversti. Čia matom apothekį, labai panašu į apotheką, taip, į vaistinę. Ir pažiūrėkim, ką tai reiškia warehouse, sandėlys. Taip, o čia matysim Ajos Neofitos raštų rinkinį, bet jis parašytas senąja graikų kalba, biblinė, gali būti, kad ne visada mums išvers. Tai štai čia vertimas, kad nuolankumas, kuklumas yra Dievo veidas žmonėse ir visi, kurie pasiekia, tai bus palaiminti, kažkas tokio. Štai čia ir pats Ajos Neofitos. Dar vienas skaitinys. Glotis and belly aišti philosophy. Čia matyt versta jau iš graikų kalbos. Senosios tai sunku suprasti. Ir nuostabus kiemas. Man labai patinka graikiškose ir kiprietiškose soduose, kai tu gali išeiti nusiskinti apelsinų, išsispausti šviežių sulčių, arba jeigu tai yra citrinmedis, panaudoti kaip prieskonį. Fantastiško grožio sodas, ten kalnai. Ir pakeliaukim toliau. Štai ši celių alėja, kaip jie pavadinti. Aš nesu šiame vienuolyne gyvenęs, esu kitose gyvenęs. Greičiausiai bus skirta lankytojams, nes vienuoliai gyvena uždariau. Greičiausiai jie gyvena štai tame pastate, atokiau, kur negali prieiti lankytojai. Jie šiaip nelabai mėgsta fotografuotis, jiem neleidžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Ir tai tarp kitko irgi labai įdomu, kaip ir kalbėjom,
apie laiko švaistimą ir vagis. Na ir paskaitykim dar vieną Švento Neofito raštą. O raštas sako, kad Kristau, kurį aš myliu visą širdimi, duok man siaurą kelią, kuris ir yra platus kelias vedantis į tave ir į gyvenimą. Aš kalbėjau praeitam video, kad Neofitas kalba apie tai, jog platus, patogus kelias, patogus gyvenimas veda į niekur, o siauras su iššūkiais, su pasninku, su disciplina veda į Kristų. Ir čia matėm jo citatą. Štai šis nuostabus meditacijų kambariukas, matom Kristaus ikoną su Evangelija, Dievo motina Marija. Ir kaip nuostabu čia, kur matosi, greičiausiai matot jūrą apačioj, Pafosas matosi. Ir Jonas Krikštytojas. Na, o čia dar vienas užrašas, manau, išversim mega didelis. Sinodikon, sinodas, didžioji posėdžių salė, reikia taip manyti. Ir dar daugiau citatų iš Neofito raštų. Dar kartą parodysiu šį nuostabų kiemą. Viduj yra du šuliniai. Tai yra trapezarija ir vanduo turi labai didelę prasmę krikščionybei, kaip žinom. Tai krikštas atnaujinamas. Dar viena Ajos Neofitos citata. Mano dirbtinis intelektas neišvertė, matyti yra nepažįstamas biblinės graikų kalbos žodis. Čia turim greičiausiai posėdžių salę, kurioje galima pabendrauti su dvasiniais tėvais. Tai dar norėjau papasakyti labai įdomią istoriją. Čia vienuolių valgykla, pamatysit trapezariją. Graikų kalboje reiškia stalas, panašiai ir bankas, valgomasis ir kuzina, virtuvė, nesunku atspėti. Itališki beje panašūs žodžiai. Varpas, čia bažnyčia, kur mes jau žiūrėjom praeitame video. Trapezarija, valgomasis ir viduj turim tradicinę duonkepę. Grįžo matyti iš miesto vienuoliai. Ten, kur aš buvau, turi teisę tik vyresnysis arba jo pavaduotojas išvažiuoti iš vienuolyno į miestą. Na ir dar norėjau papasakoti jums labai įdomią istoriją, kad kai Ajo Neofitas, jaunuolis, palikęs namus, nusprendė aplankyti šventąją žemę, nusprendė gyventi vienuolio gyvenimą, jam teko paragauti, kaip sakoma, kalėjimo duonos. Ir tai labai simboliška, kad kai žmonės nusprendžia keisti savo gyvenimą, gyventi pilnatviškiau, gyventi prasmingiau, nevartoti svaigalų, nerūkyti, buvusi kompanija, buvęs gyvenimas lengvai iš to rato nepaleidžia. Ir tai priminimas,
kad žmonėms, kurie nori daryti pokytį, keistis, irgi nebus taip paprasta. Ir žinokit, kad jūs ne vieni, kad žmonės, norintys pakeisti savo gyvenimą, susiduria su įvairiausiais iššūkiais. Čia matom Kyrijų, tai yra viešpats. Ir išvertus iš graikų kalbos, kiekvienas įkvėpimas yra tavo galybė, viešpatie. Taip, tokia nuostabi šio žmogaus, šio vienuolio, šio vienuolyno urvo istorija, įkvepianti, padedanti suvokti, atrasti savo urvą. Ir kas įdomiausia, kad žmonės buvę ar pasmerkti, ar paniekinti, labai dažnai tampa vedliais. Taip nutiko Ajo Neofito iš kalėjimo, atsikraustęs čia, pasidarė urvą, galvojo gyvens vienišas, atsiskyręs nuo pagundų, nuo laiko švaistimo, o iš jo atskirai pas jį pradėjo plūsti žmonės. Dar parodysiu vienuolio sodą ir atsisveikindamas palinkėsiu irgi stiprybės tiems, kurie nori keisti savo įpročius, kurie nori prasmingesnio, pilnesnio gyvenimo, stiprybės ir tvirtybės. Sudie.